Nori visus metus nemokamai naudotis internetu ar televizija? Misija įmanoma. Pasinaudok prenumeratos akciją, gauk nuolaidą ir laimėk didįjį prizą. Net metus nemokamų Baltikum paslaugų. Baltikum. Laimėtojai renkami kas mėnesį. Pirmadienio rugpjūčio 1 dienos Jurbarko žiniose matysite. Šiandien į privalomąją pradinę karo tarnybą išlydėta daugiau nei 100 jaunuolių. Ant Girdžių užtvankos šlaito kyla Gediminaičių stulpai. Jurbarko koncertų ir parodų salėje veikia 2 jaunų menininkių tapybos darbų paroda. Šiandien ryte daugiau nei 100 jaunuolių iš Jurbarko Šakių ir Raseinių rajonų rinkosi į Jurbarko kultūros centrą, iš kur prasidėjo jų kelionė į 9 mėnesius truksančią nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Prieš įlipant į autobusą, kuriuos būsimus karius nuvežė į Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotų pėstininkų batalioną esantį už maždaug 30 km nuo Jurbarko, jaunuoliai savo parašais patvirtino atvykimą į vietą ir išklausė pirmųjų komandų, su kuriomis juos supažindino vyresnysis seržantas Andrius Jovaišas. Šitą komandą jau išvažiuoju berods 5 ar 6, gal tiksliai nepasakysiu iš tikrųjų, bet visus metus vyksta, nuolatinai tas šaukimas vykdomas yra vykdomas. Ir čia šita graži kompanija susirinko ir išvažiuoja šiandieną į Kęstučio batalioną tarnauti. Kiek jūs išvažiuojate? 56 žmonės. 56 žmonės ir didžioji dalis tai yra savo noro atėję tarnauti jaunuoliai. Labai intensyviai nori atėjo jaunuoliai iš gimnazijos ir kurie tikrai laukia jau nuo pat sausio mėnesio dar laukia, tikrai norėjo tarnauti. Iš čia sėsime mes į autobusą ir važiuosime į Kęstučio batalioną, Tauragės rajone ir ten jie pradės savo 9 mėnesių tarnybą. Tai šiandieną jie bus aprengti, paskirstyti į būrius, į pareigas, gaus ekipuotę ir tas pirmas įvadas į karybą. Toksai bus, tai jie visi tokie lygtais išsigandę atrodo, bet aš manau, kad jiems viskas tai bus palaipsniui, viskas bus įeisit į ritmą, sakykim taip, ir viskas bus, aišku, lengva. Visą tą bazinį pasiruošimą jie atliks tam pačiam batalione, tam pačiam dalinyje ir visą laiką jie tarnaus Kęstučio batalione. Tai čia yra Tauragės rajone. Pratybos, žinokite, visur plačiai vyksta dabar, kadangi, kaip žinote, tikrai pratybos vyksta plačiai per visą Lietuvą, tai nebūtinai, kad bus tik tais Tauragės rajone, tai galbūt ir bus ir pratybos ir Rukloje, ir Pabradėje, ir galbūt Kairių poligone, tai yra čia prie Klaipėdos. Jie plačiai per Lietuvą visi tarnaus. Ir bus visokių suskirstyti į pareigas ir specialistai vienoje vietoje atliks pratybas, kiti kitoje vietoje, bet visa dislokacijos vieta yra 9 mėnesių, tai yra Kęstučio batalionas. Skirtingai nei prieš metus iš to paties kultūros centro išlydėti pirmieji šauktiniai. Šiandien į kariuomenę atėję jaunuoliai, pasak Andriaus Jovaišos, yra kur kas geriau susipažinę su būsima tarnyba, bei išvyksta gerai žinodami, kas jų ten laukia. Ta informacija vieša labai yra mums padedanti iš tikrųjų pritraukti jaunuolius aplamai ir tai jokių kažkokių papildomų klausimų nėra, jie tik tais jie nori čia ir dabar, jaunatiškas tas entuziazmas, jie trykšta nori tarnauti ir visa kita. Jiems tas laukimo laikotarpis, jiems jie labai laukia. Sakykime, pagal regioną, jeigu imkim Kęstučio batalioną, tai jiems nuo metų pradžios įsivaizduojant reikėjo laukti 8 mėnesius tarnybos. Tai jie tokie trykštantis laukia, kada bus, tai galbūt čia jau gal greičiau kažkas bus. O kažkokių tai papildomų klausimų dėl priesakų, dėl viso tikrai nėra, yra socialiniai tinklai, visi dalinasi, draugai, jie žino, nei vienas nesiskundžia niekada tarnybą. Žinom, tai pradžia tokia visiems yra, sunkesnė, bet visi įgyja, paskiau jau po tarnybos tikrai, kurie ateina pas mūsų jau atsižymėti, tikrai rezultatai patenkinti, visi patenkinti ir patys jau fiziškai sustiprėja, matosi. Vyrukai jau tokie kresnesni pareina ir visa kita. Tikrai yra laikotarpis, kada bus galima pagerinti savo fizinės savybės. Pasak pašnekovo, pirmieji nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos metai jaunuoliams nebuvo labai sunkus ir sudėtingi. Ta byloja nemažas pasilikusiųjų kariuomenėje ir pasibaigus 9 mėnesių tarnybos laikui jaunuolių skaičius. Sakykime taip, apie 40%. Apie 40%, taip skaičiais neįvardinsim, bet procentaliai. Apie 40% nuo šaukimo jie pasilieka tarnyboje. Artimiausias naujų jaunuolių šaukimas į privalomąją pradinę karo tarnybą vyks šių metų spalio mėnesį.
Girdžiuose ant Mituvos užtvankos kranto kyla vienas iš svarbiausių Lietuvos valstybingumo simbolių – Gediminaičių stulpai, kuriuos kaip valdančiojo valdovo simbolį naudojo Gediminaičių ir Jogailaičių valdovai. Šis ambicingas ir išties patriotiškas projektas yra bendras Girdžių seniūnijos seniūno Dariaus Juodaičio ir vietos gyventojų sumanymas, kurį įgyvendina pati vietos bendruomenė. Tai yra Gediminaičių stulpai, naujas objektas Girdžiuose ir aš manau, kad visam rajone toks objektas bus vienintelis. Sėkmingai statom juos, truputį dabar statybos apstojusios, nes yra atostogaujančių žmonių, kurie mums padeda. Ir 2 kolonos jau yra išlietos ir kitą savaitę planuojam toliau pratęsti darbus ir pabaigti išlieti. Dirbam tai tiesiog talkų būdu, tai viešų darbininkai padeda seniūnijos, ūkvedys energetikas seniūnijos Edmundas Kasparavičius yra labai nagingas žmogus, tai konstrukcijas virina, o taip pat ir dar 3 puikūs bičiuliai, tai Arvydas Gaveinė, Daivaras Rybakovas ir Gražvydas Ažna atvažiuoja irgi mums pagelbėti, kai klojinius reikia susirinkti ir padeda kai kuriuos statybų sprendimus irgi priimti, padaryti. Tai taip žodžiu, draugiškai ir judam į priekį. Pasak Girdžių seniūnijos vadovo, ne visi girdžiškiai pradžioje šį projektą palaikė. Pradžioje, kai pradėjom darbus vykdyti, tai tų nuomonių buvo daugiau ir, tarkim, ir keista, bet kai kas piktinusi, galbūt, kam čia reikia, galbūt užstos, arba kam prie ko čia tie Gediminaičių stulpai. Mano atsakymas buvo toks, kad seniūnijos koncepcija to, kad turėtų būti patriotiniais seniūnijos, nes turim ir atgimimo ąžuolyną, Sąjūdžio aikštę ir Gediminaičių stulpai į tą dalyką puikiai įsipaišytų. Aš manau, kad kalbantis, aiškinant, palaikančių skaičius didėja, bet aš nesakau, kad žmonės nepalaiko to, nes pati bendruomenė irgi dalyvauja ir talkose ir remia tą dalyką, nes jeigu nes lėšos visos yra renkamos iš žmonių. Kiek kainuos Gediminaičių stulpų pastatymas, seniūnas sakėsi nežinantis, nes visi darbai atliekami pačių girdžiškių, savanoriškai padedant tokius darbus atliekančiams statybos firmoms. O lėšos betonai bei kitoms pagalbinėms medžiagoms renkamos ne tik iš vietinių, bet ir kadaise čia gyvenusių girdžiškių. Kol kas nežinoma ir statybų pabaigos data, nes darbų eigoje atsiranda naujų sumanymų, kuriems įgyvendinti reikės laiko daugiau, nei buvo planuota. Aš jau buvau prisižadėjęs, kad turbūt praėjusiam jūsų reportaže, kad per vasarą bus viskas pastatyta, bet dabar ko gero bijau, kad nebus, nes dar bestatant atsiranda ir kitų idėjų, tai to kaminė aikštelė šalia aplinkui padaryta ir galbūt ir takas nuo pakrantės, kad būtų galima užlipti ir galų gale ir apdirbimas tų stulpų dar užtruks truputį ilgiau, tai apie konkrečią datą būtų sunku kalbėti, bet visus pagrindinius darbus aš manau, kad paėksim šiais metais dar atlikti. Gediminaičių stulpų statybą galima drąsiai vardinti šios seniūnijos gyventojų susitelkimo ir bendro tikslo įgyvendinimo pavyzdžių kitoms bendruomenėms. Juolab, kad tai jau nebe pirmas šios bendruomenės įgyvendintas projektas. Praėjusių metų vasaros pabaigoje Pažyrų kapinaitėse atstatyta, kadaise čia stovėjusi ir sudegusi koplytėlė, parodė Girdžių seniūnijos gyventojų bendruomeniškumo jėgą. Jurbarko koncertų ir parodų salėje buvo atidaryta 2 profesionalių menininkių Inos Adomaitienės ir Dinos Jankauskienės tapybos darbų paroda. Abi menininkės yra baigusios Vilniaus dailės akademijos interjeros specialybės ir daugiausiai dirba vizualinės reklamos dizaino srityje. Pasak Jurbarko krašto muziejaus muziejininkės Adelijos Meizeraitienės, koncertų ir parodų salėje eksponuojama paroda buvo ruošiama specialiai šiems erdvėms. Paroda yra specialiai paruošta mūsų parodų ir koncertų salėje, kadangi prieš parodą čia rengiant buvo atvykusios autorės, susipažino su sale, jom nepaprastai patiko erdvė ir anotacijos išreiškė savo požiūrį, kad čia labai sakralu, čia yra šventovė, kurioje nuo amžių tęsiamos buvo tradicijos krikšto ir perėjimo į anapus, ir jos pritaikė turėtus darbus ir parengė naujus darbus, abi
Dina ir Ina labai yra panašus vardai. Ir turbūt požiūris į pasaulį yra labai panašus. Jos gamtą, žmogų ir buitį, ir filosofinį požiūrį į kitą pasaulį, į meilę ir taip toliau, jos labai gražiai apjungia į dabartį ir suriša su šiuo laiku. Dina ir Ina padarė parodą du viename – labas ir meilės stogai. Ir turbūt to labas, nori pasakyti, jinai ne tik mums visiems labas, ne tik tai savo piešiniu į mus kreipiasi labas, bet turbūt labas ir gyvenimui, labas paukščiui, labas minčiai, o Inos darbai yra daugiau surišti su 3 temomis – žmogaus gimimu, meilė ir ateitimi, likimu ir atėjimu iš anapus ir išėjimu anapus. Visose darbuose vyrauja ir peizažas, ir paukščių tema, žmogaus tema, žmogaus susiliejusio su gamta, su medžių, gėlių, paukščių spalvomis, spalvos ryškios, formos aiškios. Ir šitos menininkės turbūt dėl savo tokio aiškaus išreikšto požiūrio į gyvenimą yra populiarus jų parodos ir užsienyje. Ne vienoje užsienio šalyje jau jos rodės. Paroda Meilės stogai turi aišku tam tikrų išdėstymų kuriamą pasakojimą, pradžią ir testinumą. Tai vis kitokie meilės stogai. Pradžia kaip ir pabaiga vienoda, atėjimas iš anapus. Žvelgiant toliau parodos lankytoje sutinka motina ir tėvas. Tai, pasak autorės, yra vienas pirmųjų meilės stogų – šeima. Vėliau aktualiomis tampa vyro ir moters meilės peripetijos. Kaip teigiama parodos anotacijoje, iš Panevėžio kilusiai Inai Adomaitienei, esminis dalykas tapyboje yra pats procesas, kuris užgimsta skirtingai. Neretai ją aplanko jausmas, reikalaujantis tam tikrų formų ir spalvų bei ritmo. Ir tada autorė sakosi negalvojanti apie techniką, o tiesiog pasitikinti savimi. Visi jos tapybos darbai yra lyg autoportretai, o tapyba kaip organiškas būdas suvokti pasaulį ir bendrauti su juo. Kaunietei Dinai Jankauskienei tapyba yra neatsiejama gyvenimo dalis, tai hobis, poilsis ir meditacija. Jos mėgstamiausios temos – augaliniai motyvai, architektūra ir abstrakcijos. Menininkė eksperimentuoja kurdama portretus. Tapyboje, sakosi, mėgstanti ryškės ir aiškės spalvas, kaip ir paveiksluose, taip ir įvairiuose interjeruose, ji sudėlioja spalvinės dėmes bei akcentus. Jos darbus įvairiuose parodose matė ne tik Lietuvos, bet ir įvairių Vokietijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Islandijos, Norvegijos bei Anglijos miestų parodų lankytojai. Rugpjūčio 6 dieną šeštadienį Jurbarke vyks aviacijos šventė skirta lakūnui Romualdui Marcinkui atminti. Šventiniai renginiai prasidės 10 val. Ryto futbolo turnyru, kuris vyks Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos stadione. 14 val. Jurbarko krašto muziejuje bus atidaryta kilnojama paroda apie tarpukario aviaciją bei rodomas dokumentinis filmas. 16 val. Šventiniai renginiai persikels į Panemunės lanką prie turgaus, kur vyks koncertas, parasparnininkų pasirodymas, popierinių tuvėlių varžybos bei kitos atrakcijos. Renginys nemokamas. Šį sekmadienį, rugpjūčio 7 dieną, 14 val. Prie Jurbarko krašto muziejaus prasidės Jurbarko kultūros centro meno mėgėjų kolektyvų koncertas, kuriame gros, dainuos ir šoks kapela Santaka, instrumentinė studija Džeda, ansamblis Šilas, pučiamųjų instrumentų orkestras Bišpilis ir liaudiškų šokių studija Nemunėlis. Koncertas nemokamas. Rugpjūčio 20-21 dienomis Skirsnemunės miestelyje vyks šventė skirta bendruomenių metams. Rugpjūčio 20 dieną šeštadienį 12 val. Skirsnemunės stadione vyks futbolo varžybos. 16 val. Kultūros namuose Kudirkos naujamiesčio kultūros centro satyros teatras Kanapa
pristatys programą Pasakų šalyje, o 17 val. Prasidės Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus mėgėjų teatro premjera komedija Melo diena pagal Kazio Sajos pjesę. Po spektaklio 18 val. Čia pat kultūros namuose vyks vakaronė su Jurbarko kultūros centro kapela Santaka. Rugpjūčio 21 dieną sekmadienį 10 val. Visi laukiami Švento Baltramiejaus atlaiduose Skirsnemunės Švento Jurgio bažnyčioje. Po šventų mišių čia pat koncertuos Kauno gitarijos muzikos mokyklos vyrų ansamblis. Visi renginiai nemokami.